Trečias skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie. Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą. Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą. Skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelę pažymėtas transporto priemonės. Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelę pažymėtas transporto priemonės. Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos arba didesnė už nurodytąją kelio ženklę, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams, sunkiesiems keturračiams ir T3B kategorijos ratiniams traktoriams, kurie pagaminti keturračių konstrukcijos pagrindu ir neturi kėbulo, kabinos. Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Draudžiama važiuoti automobiliais, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis su priekabomis. Draudžiama važiuoti vežimais, rogėmis, joti, varyti gyvulius. Draudžiama važiuoti dviračiais. Draudžiama pėstiesiems judėti tą kelio pusę, kurioje pastatytas kelio ženklas. Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis. Kelio ženklas atstoja kelis kartų pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai. Kelio ženklas atstoja kelis kartų pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu arba jo didesnė už nurodytą kelio ženklę. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženklę. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis su kroviniu arba jo didesnis už nurodytą kelio ženklę. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios su kroviniu arba jo platesnės negu nurodyta kelio ženklė. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie su kroviniu arba jo ilgesni negu nurodyta kelio ženklė. Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo negu nurodyta kelio ženklė. Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui. Sukti į kairę draudžiama. Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti. Apsisukti draudžiama. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę. Lenkti draudžiama. Draudžiama lenkti transporto priemonės, išskyrus pavienius transporto priemonių junginius, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Lenkimo draudimo pabaiga. Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, draudžiama lenkti transporto priemonės, išskyrus pavienius transporto priemonių junginius, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir savaeigėms mašinoms. Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga. Ribotas greitis. Draudžiama važiuoti greičiau km/h negu nurodyta kelio ženklė. Greičio ribojimo pabaiga. Naudoti garso signalą draudžiama. Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio. Sustoti draudžiama. Draudžiama transporto priemonėms sustoti arba stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelę pažymėtoms transporto priemonėms.
jeigu naudojamas kartu su 1,4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos. Stovėti draudžiama. Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelė pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1,9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos. Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis. Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje. Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis. Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje. Apribojimų pabaiga. Pažymi vietą, nuo kurios baigėsi kelio ženklų 319, 325, 327, 329, 331, 335 galiojimo zona. Mopedų eismas draudžiamas. Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams. Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis. Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama aplinkai, vandens aplinkai, pavojingų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir ar aplinkai pavojingos medžiagos ženklu. Elektrinių mikrojudumo priemonių eismas draudžiamas. Draudžiama važiuoti elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis. Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas. Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis. Galiojimo zona turinčių draudžiamųjų kelio ženklų 319, 325, 327, 329, 331, 335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos, įskaitant sankryžos plotą, ar važiuojamųjų dalių sankirtos, įskaitant sankirtos plotą, už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais. Kelio ženklais lygiareikšmių kelių sankryža, sankryža su šalutiniu keliu, šalutinis kelias iš dešinės, šalutinis kelias iš kairės arba eismas ratu, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos. Iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomųjų kelio ženklų gyvenvietės pabaiga. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų 332-335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų 332-335 arba nurodomųjų kelio ženklų 528-532. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėta nurodomųjų kelio ženklų gyvenvietės pradžia. Draudžiamasis kelio ženklas, ribotas greitis, galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo, tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį kelio ženklą, ribotas greitis, su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.